Buvo tikrai didelė krizė ir 2013 ar 2014 aš buvau ties savižudybės riba ir viena iš svarbiausių priežasčių to buvo netinkamas santykis į maistą, dėl to, kad man atrodė, kad visi, kas valgo nesveikai, yra blogi žmonės. Draugų aš neturėjau, gyvenimo socialinio apskritai neturėjau ir tiesiog vieną rytą atsibudus, šeštadieniais, sekmadieniais, kadangi nedarbo dienos, man buvo didžiausia trauma. Aš tiesiog nusprendžiau, kad arba aš ieškau pagalbos, arba aš einu žudytis. Norėčiau pasidalinti savo ilgą kelionę ir santykį su maistu, su jumis. Galbūt rasite kažką pažįstamą, arba esate kažkuriame etape šiuo metu ir galbūt kažkuo tai taps jums naudinga, einant to balanso su savimi, maistu, savo kūnu ir apskritai gyvenimu. Tai tikiuosi, kad rasite kažką vertingo. 2023 metų ruduo. Mano dabartinis požiūris į maistą, nes aišku, visada galima ir turi viskas keistis gyvenime. Man labai patinka du tokie pasakymai. Vienas iš sunkiausių dalykų žmonėms gyvenime yra pokytis. Ir ypač didelis pokytis. Dėl to dažnai žmonės nekeičia savo darbo vietų arba santykių, kurie yra neigiami. Bet tuo pačiu vienas iš pastoviausių dalykų gyvenime taip pat yra pokytis. Ir jau pakeliai ranką, kažką padarai, suvalgiai, kažką jau yra kitaip. Man patinka pokytis, aš jame iš tikrųjų jaučiuosi labai gerai, man labai sunku, kai yra tas pats. Pavyzdžiui, vienas projektas baigėsi, man norisi iš karto kito. Kartais dėl gerų kažkokių priežasčių, o kartais tiesiog dėl to, kad tiesiog būtų tas užimtumas, visą laiką yra kažkokia siekiamybė, kažkoks tikslas ir man tai labai patinka. Na ir aišku, tas užimtumas tikrai yra didžiulis, nes iki šiol jisai buvo visada nemažas, o kai atsirado vaikai, tai, kaip sakau, niekada nepalyginsi jokio projekto su vaiku, net ir pačio sunkiausio, nes vaiko turėjimas tikrai yra didžiausias iššūkis. Ir man asmeniškai tikrai yra taip. Ir tikrai aš turiu ir blogų dienų, ir blogų akimirkų, ir depresijos momentų, ypač kai Girius gimė nelabai, ir tos gyvenimo sąlygos buvo visai kitokios ir tikrai labai sunku. Bet santykis į maistą būtent su pirmu nėštumu visiškai kardinaliai pasikeitė, žiūrint į visą tą chronologiją ir į mano gyvenimą. Tai, sakykime, prasidėjo nuo ko tas santykis į maistą, tai kad mes užaugome HBH Palangoje, visi 3 vaikai, kur kiekvieną dieną pietums ar grįžę iš mokyklos valgydami maistą tą. Ir kažkaip nebūdavo jokių problemų. Ir tada išvažiavau studijuoti į šitą Šveicariją, tenais mokosi restoranų ir viešbučių administravimo, kažkas tikrai mėgaujasi akimirką. Triukai. Ir tada aš išvažiavau į Šveicariją, tenais buvo mažo judėjimo, bet nemažai darbo, nemažai mokslų, nes ten gyveni ir mokaisi viską darai vienu metu. Ir tenais priaugau nemažai svorio, gal 10 kg, 5-7, visada buvo 5 kažkas svoris. Ir tikrai man tai nelabai patiko, nes aš visą gyvenimą tokia aktyviai sportavau, o papildomas svoris man pridėjo daug to tokio tingumo dar, tingesio, nors tai atrodo nėra tiek daug, bet tikrai jaučiausi nekaip. Tada dėl hormonų pusiausvyros organizme ir kontraceptinių tablečių, pabandymo vartoti kontraceptinių tablečių, nes turėjau partnerį. Iš tiesų atsitiko didelės problemos su veido oda ir berimais ir jos buvo tikrai didelės. Netgi iš tikrųjų galėčiau pridėti nuotraukų. Žmogų, kuris dažniausiai turi tik tais dėl menstruacijų susitinkančias veido problemas laikinas ir nedidelės. Tai buvo tikrai depresijos metas ir iš tiesų taip sustresavau, kad per 2 savaitės gal iš tikrųjų numečiau apie 10 kg. Tai grįžau vėl į 55, vien dėl to, kad ieškojau informacijos, kaip man panaikinti šitą problemą ant savo veido. Ir būtent tada ir prasidėjo mano santykis su maistu. Kad, žodžiu, ten kiti patalinę, ten pagalvę kasdien ploviu, ten tikrai labai iki ekstremo. Ir tada susiradau savo metodą, kaip aš išsigydžiau tos spagus, kurie tikrai buvo tragiški. Ir dabar dar kartais naudoju į tikrai fantastinę priemonę. Nežinau, tai buvo tas, internete radau benzilio peroksidas 2,5% stiprumo. Jeigu tikrai kažkam įdomu, galėsiu pasidalinti linkais, informaciją, kur galima įsigyti tikrai pigiau. Aš parsisinčiu vieną pakuotę ir man metams ar 2 užtenka. Tai susitvarkiau šitą veido odą per pusę metų kažkur
Ir kaip tik domėjausi labai Azijos kultūrą, draugavau su azijiečių tuo metu, pietų korėjiečių ir išvažiavome, aš prikalbinau jį, nors labai jis norėjo važiuoti į Pietų Korėją. Tai nuvažiavome į Pietų Korėją, pagyvenome Seule kažkiek laiko, tada Džedžių saloj, kur man labai patiko, nes ten ta kultūra tokia salos gyventojai visą laiką yra kitaip, jie tokie artimesni, draugiškesni, šiltesni, pasitikėjimas, vagysčių labai mažai. Tenerifė išimtis turbūt būtų. Natūralus maistas, patys augina, henio kultūra ten tokia buvo, kur moteris iki 7 minučių užlaikydavo kvėpavimą ir žodžiu, kadangi istoriškai ten buvo tremtinių labai daug ir buvo visi inteligentija Korėjos nutremta, tai vyrai kažkaip maistą nesirūpindavo, tai moteris eidavo jūrą ir žodžiu, ieškodavo jūros gėrybių. Tai va, iš to ir kilo ir dar tų henio yra ir jas gyvena įdomiai ir žodžiu, tikrai labai unikali patirtis. Maistas apskritai Pietų Korėjos man yra pats geriausias maistas po šiai dienai pasaulyje, tikrai skaniausias. Šiaip Azijos maistas man yra vienas iš geriausių maistų. Taigi tęsiant istoriją apie maistą, tenais labai valgiau daug žalio maisto, labai įvairiausių, kai kuriems žmonėms visiškai nepriimtinų ir galbūt šlykščių dalykų ragavau, bet tai buvo kažkoks kultūrinis susidomėjimas, bandymas neteisti. Tikrai to žalio sakų maisto, kur tikrai buvo žalios daržovės labai dažnai, ten kažkas, visai kažkas veikiau susirasti, viso grūdo produktai, jau tada iš tikrųjų buvo fermentuoti produktai, ten labai daug tų fermentuotų produktų, labai gerai aš tenais jaučiausi ir fiziškai ir atrodžiu. Iš tikrųjų bėgiodavau ten dieną po darbo po 10-15 km kasdien. Ir grįžus į Lietuvą 2013 jau aš kažkaip tai supratau, kad esu tas žaliavalgys, nes nežinau, kas tas žaliavalgystė, kol neatvažiavau į Lietuvą ir kaip tik tada ant bangos buvo tas dalykas. Ir tada visiškai perėjau tą žaliavalgystę, nes svėriau 53 kg jau Korėjoje ir iš Korėjos grįžau ir tą maistą tokį nežinojau, kaip čia daryti, nes buvo labai daug valgymo, labai daug gamybos, labai daug streso, labai daug kramtymo, žandikaulius pradėjo skaudėti, tam tikrų vitaminų labai staigiai pradėjo trūkti, nes iš pirmo dar valgydavau žalią žuvį, žalią mėsą ir taip toliau kaip Korėjoje. Labai skanus tas maistas kokybiškas. O Lietuvoje nebuvo tokios pasiūlos, tai tikrai buvo vegan, raw vegan ir tikrai labai užėmė labai daug laiko. Tai buvau iki tiek išbandymuose to maisto, kad savijauta buvo 5 valandos per dieną užtekdavo miego, atsikeldavo labai šviežia, labai graži veido oda, šviesi tokia, tikrai. Bet aišku, energijos stoka jau atsirasdavo vakarop, nors aš ir tai daug valgydavau, labai esu iš tų žmonių, kur tikrai mėgsta pavalgyti. Ir tada mano santykis pasiekė tą pačią neigiamiausią ribą, nes aš turėjau dirbti HBH Vilniuje, nes kadangi jisai buvo atidarytas 2011, o aš grįžau ar 2012 ar 2013, tai, žodžiu, tik atidarė, aš grįžau, kad jį paimti, pabandyti sutvarkyti ir man buvo jau vien tai prieš, kaip aš galiu dirbti tokį darbą, kur maistas yra visiškai priešingybė to, ką aš tikiu ir įsivaizduoju yra tinkamas maistas žmogui, nes kai matydavau, kad žmonės valgo bulvių košę, ten padažus, riebius mėsą, man tai atrodo šlykštu iš tikrųjų. Aš galvodavau, kad kaip tu gali, skaičiuodavau į kąsnius, kiek esi čia kalorijų, ar kiek esi užtersi čia tą savo organizmą ten ir taip toliau. Ir man tikrai buvo kažkaip tai nekaip. Tai tikrai galiu pasakyti, kad veganizmas arba sveikuoliškas maistas, arba augalinis maistas, arba dar kažkoks maistas mano gyvenime daugiau atsiranda dėl būtent žmogaus ir jo sveikatos dalykų, negu dėl etinių gyvūnų teisių arba gyvūnų teisių. Manau, kad visiškai neteisingai elgiamasi yra su industriniais gyvūnais arba gyvūnais auginamais dėl mėsos industriniu būdu, bet tai nėra mano prioritetas. Bet aš pripažįstu, kad tai yra tikrai labai svarbu ir gal tai ir turėtų būti prioritetas, bet gal labai daug aš gyvenime mačiau tų nužudomų gyvūnų, sakykime, maistui, kad išaugo mano kažkoks atsparumas tam. Tai va, bet vis tiek nuoširdžiai tikiu ir perku daugiausia mėsą ir vištą iš ūkininkų vietinių, kurie patys augina, patys šeria ir tie gyvūnai, kad ir miršta, nugyvena visai kitokį gyvenimą. Bet ne apie tai. Tai buvo tikrai didelė krizė ir 2013 ar 2014 aš buvau ties savižudybės riba ir viena iš svarbiausių priežasčių to buvo netinkamas santykis į maistą, dėl to, kad man atrodo, kad visi, kas valgo nesveikai, yra blogi žmonės, visi, kas valgo ne taip ir ten, žodžiu, viskas yra blogai. Draugų aš neturėjau, gyvenimo socialinio apskritai neturėjau, nes niekur negalėdavau eiti pavalgyti, su nieko normaliai pabendrauti, aišku, kažkiek to būdavo, bet labai didelis trūkumas. Ir tiesiog vieną rytą atsibudus, šeštadienį, sekmadienį, kadangi nedarbo dienos, man būdavo didžiausia trauma. Aš tiesiog nusprendžiau, kad arba aš ieškau pagalbos, arba aš einu žudytis. Tai va, tai begulint ant grindų nusprendžiau, gal paskambinsiu mamai. Prašiau, kad jis surastų man psichoterapeutą. Ja, man jį surado iš karto.
Skambinau, užsirašiau, priėmė kaip tik ir prasidėjo mano ilga kelionė su didesnėmis pertraukomis link sveikimo ir požiūrio į save keitimo, požiūrio į aplinką keitimo, į žmonės keitimo, natūralaus susidomėjimo su žmonėmis, žmonių meilė ir taip toliau, nes kažkaip nelabai turėjau tą rūpestį tokį. Ir dabar dar jaučiu, kad neturiu to tokio labai daug sentimentų žmonėm, trūksta man kažkaip, čia matyti viso gyvenimo darbas yra, bet su visu pasikeitimu ir tobulėjimu tikrai pasikeitė ir mano santykis į maistą. Iš kraštutinumo perėjo į tai, kad aš dar išvažiavau 2017 į Škotiją studijuoti. Ir 2020 mes susitikome su Barintu, susipažinom. Ir jisai, kadangi šefas ir su maistu susiję, tai šis labai pakeitė mano požiūrį į maistą, davė man skaniai, tada atsimenu, padarė veganišką patiekalą su kalafiersu, bet tobulas ir su šoninės džemu buvo. Tai va to tik sužinojau, galvojot, šiknius. Tai va, tai iš tiesų labai tas pasikeitė ir tada, kai tapau nėščia, matyti ir hormonai, ir požiūris, ir jau daug tų žinių įgauta, nebuvau tokia kategoriška, kad jau čia jūs visi turit valgyti taip ir taip ir taip, kad reikia būtent nėštumo metu valgyti viską. Ir galbūt su gyrium buvo atsargesnė, bet su vėtra tai iš vis viską valgiau ir tos dalykus, kurių ale nerekomenduoja nėščiom, bet aišku, viskas reikia žiūrėti, kad maistas būtų kokybiškas, šviežias ir taip toliau, kad ir jeigu, pavyzdžiui, pelėsinį ten sūrį suvalgai ir žalio žuvį, kurios man žiauriai norėjosi su vieta. Taip va, pasikeitė tas požiūris ir iš tikrųjų dabar ir jaučiuosi gerai ir atrodau normaliai. Radau savo balansą svorio, ten biški daugiau, biški mažiau, manęs tiek jisai neįtakoja, bet gerai jausdamasi tikrai ir atrodau kitaip ir tikrai tas, kaip sakant, kiekvienas kąsnis, kuris man atrodo neteisingas, netaip nueina į kūną, galima sakyti, dėl psichologinių priežasčių. Na ir aišku, dėl to darbo ūkyje ir buvimo ūkyje tikrai turbūt irgi dar priežastis tai vaikai nešiojimas, lakstami, nespėjai pavalgyti ir taip toliau. Nors valgyti tikrai mes mėgstam ir pasigaminam, ir skaniai pasigaminam, ir visokių įvairiausių dalykų pasigaminam. Tai va, to koks santykis mano ir maistą šiai dienai, tai jisai yra teigiamas, pozityvus, su pasimėgavimu polinkiu į sveikatą, bet vis tiek, kaip sakant, visko balansu. Tai yra ir išeiga, ir kažkokių nesveikų maistų paragavimų, ir visko, ko tik mano širdis geidžia, tik, sakykime, sveikingai. Jeigu matau, kad dieną ar kitą jau pavariau normaliai, gal nesveiko maisto, tada tiesiog kažkaip atsigaunu su namuose gamintų maistu ir manau, kad vienas iš svarbiausių aspektų tikrai yra įprasti gaminti normaliai maistą namuose.